Kartą vienam misionieriui lankantis Afrikos našlaičių namuose, prie jo berniukas ir paklausė, ar tu žinai mano vardą? Mano vardas Džonis. Tai buvo vienas iš milijono našlaičių, kurie taip pat nori, kad kiti žinotų jų vardus. Vėliau tą pačią dieną berniukas vėl paklausė, ar tu dar prisimeni mano vardą? Misionierius ilgai galvojo ir galiausiai tarė, tu Džonis. Berniukas nusišypsojo. Akcijos Vaikų kalėdos metu mes stengiamės parodyti vaikams Dievo meilę, ne tik dovanodami jiems dovanas. Norime, kad vaikai žinotų, jog kiekvienas turi danguje tėvą, kuris niekada nepamiršta mūsų vardų. Mano vardas Laura. Mano vardas Sabas. Tai kalėdos. Mes švenčiame kalėdą sausio mėnesį Pietų Sudane, Lui ligoninėje. Tai puiki galimybė pasiekti šiuos vaikus su dovanomis ir Evangeliją Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Vaikai patiria, kad yra mylimi ir kad jais rūpinamasi. Dievas juos myli taip pat. Šis vaikas miršta nuo vėžio. Ant jo kaklo išaugęs didelis auglys. Jis paprašė, kad padovanotume jam mažą mašiną. Jam liko gyventi 2 savaitės, o gal tik kelios dienos. Manau, kad pagrindinė akcijos Vaikų kalėdos misija – Jėzaus Kristaus vardu padovanoti kam nors dovaną ir taip parodyti meilę ir rūpestį. Mano vardas Iza. Jėzus mane myli. Man patinka kamuoliukai. Man patinka žibintuvėlis. Daugelis Ugandos vaikų, kurie gavo dovanėlės, yra infekuoti AIDS virusu. Ugandoje daugiau nei 100 000 naujagimių buvo infekuoti AIDS. Beveik 1 milijono vaikų tėvai mirė nuo šios ligos. Šio jaunuolio vardas Mozė. Jam 7 ir jis jau serga AIDS. Tai mirtina liga. Mūsų pažintis su Moze buvo didelis palaiminimas ne tik mums, bet ir pačiam Mozei. Jis gavo puikių dovanų, kurias rado batų dėžutėje. Jis nepaliauja šypsojęsis. Labai ačiū. Pabuvojome siaubingose vietose, kur nuolat kyla tiršti tamsūs dūmai. Mums buvo sunku patikėti, kad šie dūmai kyla iš šiukšlynų, kuriuose gyvena vaikai ir jų šeimos. Čia gyvena tūkstančiai šeimų. Mes apsidžiaugėme, kai žvelgdami į šias purvinas ir tamsias apylinkes, sužinojome, kad čia galėsime dalintis Viešpaties Jėzaus šviesa. Kiekvienas į priekį išėjęs vaikas dovanėles imdavo su dideliu akyse atsispindėjusiu jauduliu. Drauge su dovanų dėžutės paimdavo ir knygutę, kurioje aprašyta istorija apie didžiausią dovaną mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Mes arba jie patys atplėšdavo dėžutės ir pradėdavo krykštauti iš džiaugsmo. Jų veidai nušvisdavo kaskart, kai iš dėžutės įimdavo kokią nors dovanėlę. Nei vienas iš jų nėra gavęs jokios dovanos per savo gyvenimą. Ačiū. Ačiū Jums. Mano vardas Sozei.
Mano vardas Naomė. Aš esu Lemiraus. O aš Vendė. Jėzus žino mano vardą. Yes, Jesus knows our name. Taip, Jėzus žino mūsų vardus. Visagaliam Dievui svarbus kiekvienas vardas. Galėjote įsitikinti, kad akcija Vaikų kalėdos paliečia milijonų vaikų gyvenimus. Pernai dovanėles įteikėme daugiau nei 6 milijonams vaikų. Tai padarėme ne be jūsų pagalbos. Jums rūpi šio pasaulio mažieji. Mes norime papasakoti kiekvienam vaikui apie vardą, kuris yra aukščiau visų vardų. Tai Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus vardas. Telaimina jūs Dievas. Ačiū Jums. Su Jumis bendravo Franklinas Greimas.